Gerai, parodysiu dabar, kaip matuoti liniją. Einam į matavimus, matuoti taškus. Kai tik pirmą kartą einam, geriausiai yra pradėti matuoti linijom, tai paspaudžiam šitą vietoje apačioje kodas. Tada pasirenkam kažkokį linijinį kodą. Tai nežinau, čia bortas betoninis, belekas gali būti. Asfaltas, pavyzdžiui. Dažniausiai vis tiek asfaltą matuosim, tai pasirenkam asfaltą. Pamatuojam asfaltą ir dabar automatiškai, kai vieną tašką pamatuosim, ir jis pradeda tęsti tą liniją. Vieną kartą dabar, kai pasirinkom ir pamatavo tašką, galim grįžti atgal. Grįžtam atgal ir matom, kad yra punktyrinė, tai reiškia, kad tą būtent liniją ir jis tęs. Tada vėl spaudžiam matuoti ir saugoti ir taip dabar toliau ir seksim tą liniją ir jis braižys automatiškai tą liniją ir jeigu eisim aplink, pavyzdžiui, vienu kraštu, kitų kraštų aplinkui ir galiausiai paspausim paskui uždaryti, galėsime turėti ir kvadratūrą ir išpildomai medžiagai gali būti naudojami ir taip toliau. Tai va, dabar einam ir jeigu norime matuoti dar kažką šito vietoj, tai tą pamatavom. Jau turime keletą taškų ir ilgesnę liniją pamatuoti ir automatiškai, kai pamatuoja, užsidega storesnė linija. Ir galim tų linijų prisikurti daugiau, tai galim ir kitų kodų. Čia kairiai, kur ikoną paspaudžiame visą liniją ir matome tame sąraše, kokios yra aktyvios ir neaktyvios linijos. Tada paprasčiausiai apačioje galime paspausti naują, tada pasirinkam, pavyzdžiui, betoninis bortas. Išeinam irgi. Dabar jis būtent, kadangi paspaudėm ant jo, jis paskutinis yra aktyvus pasidaro. Spaudžiu matuoti ir saugoti. Ir matome, kad pamatuotas taškas yra su kodu B raidė, tai reiškia bortas. Vėl spaudžiam, matuojam, vėl jis pamatuoja. Tai galime pasirinkti vieną kitą kodą ir per šitą liniją, kurioje kairiai yra užrašyta, matom, kad yra aktyvios linijos bortas ir asfaltas. Ir mes jos galime netgi paspaudus ant pliusiuko galim pradėti naują borto liniją. Ant minusiuko paspaudžiam dingsta. Jeigu, pavyzdžiui, mums baigiame ir norime, pavyzdžiui, kad uždarytų uždarą liniją, kad tai būtų kaip plotas, spaudžiame uždaryti ir jis automatiškai sujungs priekį ir galą ir mes jau galėsime turėti plotą.